Kiekvieną vakarą Šiaulių miesto gatves apšviečia tūkstančiai lempų, kurios ne tik sukuria saugumo jausmą, bet ir taupo energiją. Šiuo metu labai svarbi tema yra apšvietimo įjungimo ir išjungimo laikas. Pirmoje vietoje yra saugumas. Trumpėjant dienoms ir ilgėjant tamsiajam periodui, tampa aktualus apšvietimo klausimas. Tai, iš tikrųjų mes tą labai stebim ir aktualus dar ir dėl to, kad ne tik, kad naktis ilgos, tačiau ir dar tamsu, kai mes vykstame iš darbo, o jau tamsu, kai mes iš jo parvykstame. Taip pat ir su mokymo įstaigams, kada mūsų mažieji moksleiviai vyksta į būrelius, yra labai aktualu. Dažnai gauname iš gyventojų nusiskundimų, kad netaupome elektros energijos ir užšviečiame per anksti, todėl tikrai noriu pažymėti, kad šiuo mano jau minėtų tamsiu laikotarpiu, kada apšvietimo klausimas labai aktualus, mes tikrai įjungiame apšvietimą ganėtinai anksčiau. Turbūt daugelis pastebite, kad dienos būna apsiniaukusios, ne tik kiek vėjuotos, kiek ir lietus lyja, tai nuo automobilių šviesų gaunasi atspindžiai, todėl saugumas yra pirmoje vietoje. Šiuolaikinės švietimo valdymo sistemos, kurios įdiegtos ir mūsų mieste, ne tik mažina elektros sąnaudas, bet ir leidžia reguliuoti šviesos intensyvumą, priklausomai nuo paros laiko. Visame mieste apšvietimas įjungiamas vienu metu. Jeigu įprasta, kad apšvietimas yra įjungiamas, elektrotechninis terminais pasakysiu, prie 20 liuksų, tai tuo tarpu dabartiniu laikotarpiu mes taikom 50 liuksų. Nes, turbūt daugelis, kas domisi ir atkreipia dėmesį, kad atviroje vietovėje, kai nėra debesų, yra šiek tiek šviesiau, nuo vietovėje tarp daugiabučių namų ar debesį kokiam užėjus ypatingai lietingų laikotarpių yra tamsiau. Taip, mes rajonais galime keisti apšvietimo jungimą, tačiau tikrai tą labai kreipiame dėmesį ir sakome geriau šiek tiek anksčiau, bet neįvykus eismo įvykius ar išsaugojus gyvybę, kas yra ypatingai aktualu, tai iš tikrųjų yra ganėtinai svarbu. Praėjusiais metais pakeisti visi miesto šviestuvai į LED. Šiais metais toliau judama su apšvietimo tinklo modernizavimu. O taupimą mes galime atlikti nakties laikotarpiu, tai ir nuo 24 valandos iki 5-6 ryto. Kaip žinote, Šiauliai yra miestas pirmasis Lietuvoje, kuris pakeitė visus šviestuvus į šiuolaikiškus LED šviestuvus, o LED šviestuvai turi tikrai unikalią galimybę, mes galime nakties metu, kada judėjimas yra nedidelis, mažas, pritemti šviestuvus, apšvietimas yra, bet jis netoks ryškus ir mes visi galime ilsėtis. Turime vasaros laikotarpį, kada apšvietimą įjungiame ir išjungiame praktiškai nakties metu, tai mes tikrai tų liuksų taikome ganėtinai mažiau. Atliekant modernizavimo darbus susiduriama ir su tam tikrais sunkumais. Dėl elektros linijų keitimo darbų zonose kurį laiką nėra galimybės įjungti gatvių apšvietimo. Šiuo metu apšvietimo tinklas išardytas Pramonės gatvės atkarpoje nuo Tilžės iki Išradėjų gatvės ir kitose miesto gatvių atkarpose. Netrukus pradėsime Tenliaūro gatvės Pabalių mikrorajone naujo apšvietimo įrengimą ir tuo būdu užbaigsime senųjų vadinamų Pabalių rajono visą apšvietimą. Tai ką ir žadėjome, tą ir vykdysime. Ir turbūt daugelis gal pastebėjote ir Stoties gatvė, ir Aukštabalio Rasios rajoną, ir Pramonės gatvė rekonstrukcija. Tai prašome supratingumo, kad vykdant rekonstrukciją kažkiek galbūt ir kiemų, ir gatvių švies kas antras šviestuvas, ne visi. Turbūt suprantama, kol nėra šviestuvų ir nėra apšvietimo, tačiau mes dedame visas pastangas, kad ir laikinai apšviesti. Visų eismo dalyvių prašoma supratingumo ir laikytis eismo taisyklių.